11 skyrius – planavimas ir atskaitomybė savivaldybėje. 58 straipsnis – planavimas savivaldybėje. Savivaldybėje sukuriama ir veikia planavimo sistema, kurią sudaro teritorijų, strateginis ir finansinis planavimas. 59 straipsnis – teritorijų planavimas savivaldybėje. Teritorijų planavimas savivaldybėje vykdomas ir teritorijų planavimo dokumentai rengiami ir įgyvendinami Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis. 60 straipsnis. Strateginis planavimas savivaldybėje. Savivaldybėje yra rengiami šie savivaldybės strateginio planavimo dokumentai. Tai yra savivaldybės strateginis plėtros planas, atskirų savivaldybės ūkio šakų, sektorių, plėtros programos ir savivaldybės strateginis veiklos planas. Atskirų savivaldybės ūkio šakų, sektorių, programos rengiamos tik tais atvejais, kai tokių planavimo dokumentų rengimas numatytas įstatyme. Savivaldybės strateginis plėtros planas ir savivaldybės atskirų ūkio šakų, sektorių plėtros programos yra ilgesnio laikotarpio, daugiau kaip 3 metų planavimo dokumentai, skirti aplinkos, socialiniai ir ekonominiai raidai savivaldybės teritorijoje, planuoti ir rengiami atsižvelgiant į valstybės, regiono ir savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentus, taip pat kitus planavimo dokumentus. Savivaldybės strateginėme veiklos plane, kuris rengiamas 3 metų laikotarpiui, kiekvienais metais jį tikslinant, detalizuojama, kaip įgyvendinami savivaldybės strateginio plėtros plano ir savivaldybės atskirų ūkio šakų, sektorių plėtros programų tikslai ir uždaviniai. Šis planas sudaromas atsižvelgiant į planuojamus savivaldybės finansinius ir žmogiškuosius išteklius. Savivaldybės administracijos, seniūnijos, biudžetinės įstaigos metiniai veiklos planai yra savivaldybės strateginio veiklos plano programų ar jų dalies, tikslų ar uždavinių atskirų priemonių, už kurias atsakinga savivaldybės administracija, seniūnija, biudžetinė įstaiga, įgyvendinimą detalizuojantis dokumentai, kurie rengiami atsižvelgiant į savivaldybės biudžete numatomus joms skirti asignavimus. Šiuose planuose nurodomi konkretūs savivaldybės administracijos, jos struktūrinių padalinių, seniūnijos, biudžetinės įstaigos darbai, veiksmai ir ar projektai, kurie numatomi atlikti tais metais. Darbams, veiksmams ir projektams planuojami skirti asignavimai ir rezultatų, kuriuos šios įstaigos ar jų struktūriniai padaliniai turi pasiekti, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės. Strateginio planavimo savivaldybėje organizavimo, savivaldybės strateginio planavimo dokumentų ir jų įgyvendinimą detalizuojančių planavimo dokumentų rengimo, svarstymo ir tvirtinimo įgyvendinimo stebėsenos numatytų pasiekti rezultatų vertinimų atskirų dėl planavimo dokumentų įgyvendinimo, rengimo ir svarstymo, savivaldybės gyventojų įtraukimo į jų rengimą, svarstymą ir įgyvendinimo priežiūrą, viešinimo ir kitą tvarką nustato savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymu. Savivaldybės strateginio planavimo dokumentai ir jų įgyvendinimą detalizuojantis planavimo dokumentai, taip pat ataskaitos dėl šių dokumentų įgyvendinimo yra vieši ir skelbiami savivaldybės interneto svetainėje. 61 straipsnis. Finansinis planavimas savivaldybėje. Savivaldybių veiklos finansinis planavimas yra procesas, kurio metu, atsižvelgiant į patvirtintus savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, yra rengiamas savivaldybės biudžetas ir kitų finansavimo šaltinių sąmatos. Savivaldybės biudžetas. Savivaldybės metinis finansinis planas rengiamas vadovaujantis patvirtintų savivaldybės strateginių veiklos planu, taip pat atsižvelgiant į kitus patvirtintus savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, asignavimus planuojant savivaldybės strateginio veiklos plano programoms įgyvendinti ir planuojamiems rezultatams pasiekti ir paskirstant juos asignavimų valdytojams. 62 straipsnis. Savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio rengimas ir tvirtinimas.
Savivaldybės bendruomeniai teikiamas savivaldybės metinių ataskaitų rinkinys. Savivaldybės metinių ataskaitų rinkinį sudaro savivaldybės veiklos ataskaita, finansinių ataskaitų rinkinys ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys. Savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio rengimo, pasirašymo, teikimo, skelbimo ir audito reikalavimus nustato Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas. Meras rengia savivaldybės metinių ataskaitų rinkinį ir jį teikia savivaldybės tarybai svarstyti ir tvirtinti.